Tai kadangi reikia pakartoti visus vektorius, tai mes arba iš naujo pažiūrėti, taip, tai mes šiandien pradėsime būtent nuo geometrinės dalies, aš taip sakau. Kad mes turėsime dvi dalis. Viena dalis vektorių tegul būna, aš jį, taip vadinu, kad viena yra ant plokštumos, nors teoriškai ir viena ir kita ant plokštumos, bet ant koordinačių plokštumos, sakykim taip. Kada jūs turite visokias koordinates ir tada ten reikia kažką ten įrodyti arba paskaičiuoti ilgį ir taip toliau. Čia viena dalis ir kita dalis vektorių teorijos, kuri naudojama kaip geometrijai, sakykim taip, nes ten reikia geometrinių žinių, kad mes galėtumėm kažką grafiškai, sakykim, išspręsti. Kada mes neturime koordinačių, kada mes turime brėžinį. Tai mes šiandien pradėsime nuo tos geometrinės dalies. Kam geometrija sekasi gerai, tai bus paprasčiau, tikiuosi. Kam sunkiau, tai gal jūsų dalis ta antra dar jūsų laukia. Ten galimai jums labiau patiks ir galimai daugiau balų galėsit surinkti. Pažiūrėsim. Tai kągi, mes pradedam nuo terminų, nes labai svarbu būtent, ką naudoja VBA pirmoje dalyje, kada užduotį rašo, taip, kokie yra terminai. Tai visų pirma, kas nežino, kas yra vektoriai ir kas yra tas vektorius vienas. Tai vektorius, sakome taip mokykloje. Dabar mes šnekėsim labai paprastai. Matematiškai jį galima aprašyti taisyklingiau ir geriau, ir tą žinau, dėstytojai su manim dabar nesutiks, kad aš pasakysiu jums, kad vektorius tiesiog yra kaip atkarpa turinti kryptį. Kitaip sakant, tai atrodo kažkaip taip. Tai va čia, tarkim, yra kažkoks vektorius. Šitas vektorius turi kryptį, taip, mes aiškiai matome kaip rodiklė tokia, rodiklytė. Tai mes aiškiai matome, kokia yra kryptis, taip pat mes galime išmatuoti atstumą. Atstumą sakome vektoriaus ilgį, taip, nuo kiek iki kiek jis yra. Faktiškai tai yra jūsų atkarpa, taip. Tai šitą kryptį, aišku, vektorius jūsų gali pakeisti, žiūrėti į kitą pusę, tai visokių skirtingų vektorių gali būti. Tiesiog noriu paminėti, kad vieną dalyką, jeigu jūs turite tokį vektorių, tarkim, jeigu aš jį čia tiesiog duplikuoju, taip, tai čia vadinasi vienodus vektoriai. Visiškai vienodi vektoriai, lygiai. Taip, mes taip matome akivaizdžiai viskas. Dabar atsiranda būtent žodžiai koliniariai, vektoriai, vienkrypčiai, priešiniai, lygieji ir priešingieji. Mane irgi gąsdina kartais, kiek daug mes turime šitų pavadinimų, bet dėja per egzaminą tikrai naudoja. Sako, kad įrodykit koliniarumą, ten dar, kad vienakrypčiai vektoriai būtų. Tai reikia labai greitai dabar pažymėkime, kas yra kas ir kaip jums atpažinti, kas yra tas koliniarus vektorius, kas vienakryptis ir taip toliau. Tai pradėkime mes nuo to, kokiegi vektoriai vadinasi pas mus koliniarieji vektoriai. Tai dabar ir taisyklė yra tokia, kad jeigu jūs žiūrėsite ten apibrėžimą pilną, tai aš sutrumpinsiu jį, tai čia reiškia, kad vektoriai guli vienoje tiesėje arba lygiagrečiuose tiesėse. Čia arba vienoje tiesėje, arba ant lygiagrečių tiesių. Aš taip tiesiog pažymėsiu. Lygiagretumo pas mus žymėjimas yra tiesiog, taip atrodo, tikiuosi žinot. Tai kaip tai atrodo? Tarkime, kad yra toks vektorius, tada aš nubraižysiu ant lygiagrečiosios jam tiesės irgi vektorių. Jis ilgesnis, mes akivaizdžiai tą matome, bet svarbu, kad tas lygiagretumas tarp jų būtų. Aš galiu taip pat nubraižyti vektorių į kitą pusę, pakeisti kryptį, bet svarbu, kad aš negaliu keisti tų tiesių, kur mes esam. Taip? Tai tas lygiagretumas, jis faktiškai toks žodis koliniarumas. Čia yra kaip žodis lygiagretumas, galite savo taip kaip vertimas. Čia faktiškai, kad yra lygiagretumas tas. Dabar, kas yra vienakrypčiai? Dabar mes viską kaip nuo koliniarumo judėsime į šoną. Tai žiūrėkite, visų pirma, vienakrypčiai vektoriai tai yra tie, kurie yra jau koliniarūs. Koliniarieji jau yra. Ir plius sutampa kryptis.
Tai gaunasi, kad jeigu aš imčiau iš mano pavyzdžio, vat paimkime šitą, taip, vektorių, ir tada paimčiau šitą, tai vat jie bus vienakrypčiai. Nu, kaip ir skamba logiškai, taip, vienakrypčiai, kad eina viena kryptim ir viskas. Bet tačiau mano jau tas žalias vektorius, tarkim, jis jau nėra vienakrypčiai. Tai dabar, pagal logiką, galime tiesiog suprasti, kas yra prieš priešinį, nu gal prieš krypčiai būtų akivaizdžiau, ne, bet prieš priešinį vektoriai. Tai jie irgi turi būti koliniarūs, gulėti ant lygiagrečių tiesių, bet kryptis turi nesutapt, taip, priešingos kryptis. Nu ir kaip taip atrodo, aš galiu, va, tarkim, paimti mano tą žalią, neteisingai paėmiau, žalios spalvos vektorių ir tarkim, vat šitą. Tai kaip jūs galite pastebėti, kol kas mes nežymėjome nieko apie ilgius. Taip? Tiesiog yra koliniarūs vektoriai, čia yra tas lygiagretumas, sakykim savo taip, ir nesvarbu, kur kryptis žiūri. Tada po to keliaujame prie vienakrypčių, jie yra koliniarūs ir tada kryptis sutampa. Ir tada keliaujame prie prieš priešinių. Tai ten yra koliniarūs, bet kryptis nesutampa. Ir liko dar du mūsų variantai. Tai vienas variantas yra lygieji. Nu, pagal logiką mes suprantame, kad turėtų būti tokie pat vektoriai. Taip? Tai jeigu aš paimsiu šitą vektorių ir tiesiog tokį pat duplikuosiu, tai lygieji vektoriai, kada ir yra ir tas ilgis sutampa, ir kryptis, ir pas mus šitas ilgis, tu pasakiau ilgis, viską gerai sakau. Tai ilgis ir kryptis, taip? Tai ir priešingieji vektoriai, tai čia tas pats viskas, tik kad nesutampa būtent mūsų, man atrodo, va šitie gavos netyčia priešingieji. Toj mes išmatuosim, kad ilgis būtų vienodas. Taip, va čia, tarkim, va taip, va. Tai ilgiai sutampa, va čia prisideda ilgiai. Dabar, kaip žymimas vektoriaus ilgis? Jūs žinote tokį fainą dalyką kaip modulis. Ir per paskaitą apie reiškinius, modulius ir taip toliau, aš sakiau, kad modulis iš tiesų yra atstumas. Sakiau tą ne tiesiog ir ne šiaip savo, o dėl to, kad būtent čia, jeigu jūs turite, tarkime, vektorių A, tai būtent vektoriaus A ilgis žymimas A su moduliu. Tai va toks žymėjimas reiškia, kad jūs būtent šnekate apie ilgį, pačios tos atkarpos. Taip, kažkas rašo, ar priešingieji skiriasi tik kryptimi? Taip, bet ilgis turi sutapti. Taip, tai vat matote, čia va toks sąryšis tarp jų. Čia gali skirtis dar ilgis. Aš galiu va šitą ilgesnį padaryti. Čia svarbu, kad tiesiog kryptis skirtusi. O čia skiriasi kryptis, bet ilgis, va čia tarkim 3 būtų ilgis ir čia 3 turėtų būti ilgis. Tai va tame ir yra skirtumas tarp šitų. Tai važiuojame toliau, šiandien labai daug informacijos, noriu viską spėti, sakau, kas kartoja tempas geras, kas iš naujo informaciją gauna šiandien tikrai greitas tempas, bet jūs dar mokykloje turėsite. Daugybą iš skaičiaus. Dabar vektorius galima dauginti iš skaičiaus kažkokią. Nu, tarkim, paimkim man jau šitas vektorius A kaip ir patiko, aš jį paimsiu. Ir dabar, jeigu aš noriu savo vektorių padauginti iš skaičiaus, ne iš vektoriaus kito, o iš skaičiaus. Tai kas vyksta, jeigu tai yra mano vektorius A? Jūs turbūt supratote jau, kad žymėjimas vektorių yra toks vat A ir būtent šitas žymėjimas viršuje kaip vektorių. Taip, palaukit, atsakysiu dar į klausimą. Lygieji ir priešingieji vektoriai turi būti, visi yra koliniarūs. Taip, vat mes dėl to ir pradėjome nuo to, kad pradžia yra čia ir po to nuo šitos pradžios ten visokios variacijos, sakykim. Taip, teisingai suprantat. Mes visur šnekam apie koliniarumą. Vis tiek ant lygiagrečių gali būti ir ant vienos tiesės. Šiaip vat noriu pabrėžti, kad gali būti, va taip, vat gali ant vienos vat atsigult. Kas pasakė, kad negali? Gali. Bet čia tada paliksiu taip šitą terminą, bet teisingai suprantat. Dabar kaip dauginti iš skaičiaus? Jeigu aš turiu savo A vektorių, taip, bet aš noriu, tarkime, padauginti vektorių A iš minus vieneto. Va čia svarbiausias momentas, ką dažnai naudojame.
Minusas keičia kryptį tiesiog. Jeigu aš dauginu iš minuso arba priekį prirašau minusu, tai čia bus toks pats vektorius A, tik jis žiūrės į kitą pusę. Nes ilgis nepasikeitė, tai šitas vektorius yra minus A. Dabar, jeigu aš noriu patrumpinti savo vektorių, tai aš galiu patrumpinti ir, tarkim, padalinti iš 3 arba padauginti kart 1/3. Tai tada jis bus trigubai trumpesnis. Bet kadangi mano pagrindinis vektorius žiūrėjo į dešinę, tai aš tokį ir braižysiu, bet trumpesnį trigubai. Kažkiek va tiek būtų. Tai čia, tarkim, yra 1/3 A. Jeigu norėčiau minus 1/3 A, tai būtų tokio pat ilgio vektorius, bet žiūrėtų į kitą pusę. Va toks. Tai daugyba ganėtinai paprastas dalykas, tiesiog ilgis. Daugyba liečia mūsų ilgį, o ženklas liečia mūsų kryptį, taip galime pasakyti. Jeigu aš noriu prailginti vektorių, aš galiu 2 kart A padauginti, taip? Tai tada gaunasi, kad mano vektorius tiesiog bus ilgesnis, 2 kartus ilgesnis vektorius. 2A, tarkim. Taip. Čia, aišku, geriau būtų išmatuoti, bet mes šiandien schematiškai tą darom, tai ilgis tiesiog dvigubai ilgesnis. Dabar kampas tarp vektorių. Čia mes pradžiai šnekam apie geometriją, tai svarbu paminėti vieną dalyką. Vienas dalykas yra toks, kad jeigu jūs turite vektorių, tarkim tas mūsų A kažkoks, taip pat mes turėsime B. Kas žino, kas nežino, kas dėl vektorių, aš galiu visur va taip traukti šitą vektorių ir jis vis tiek bus toks pats. Mes kaip ir tą matome, bet su atstumais taip neveikia. O vektorius turi tokią savybę, kad aš galiu tiesiog visur judinti. Svarbu nekeisti būtent krypties ir nekeisti ilgio. Tada ar aš čia nubraižysiu tokį vektorių, ar čia, tai čia bus lygieji vektoriai. Tai čia nesvarbu visiškai. Bet ką noriu pasakyti apie kampą tarp vektorių. Kampas tarp yra tik toks kampas, jeigu mes išeiname iš vieno taško. Čia labai svarbu. Šiandien parodysiu užduotį, kur būtent bando ant šito pagauti. Tai kada mes turime 2 vektorius, kampas tarp vektorių yra, kai pas jūs pradžia yra vienoda. Išeiname iš vieno taško. Dabar, jeigu aš turėsiu tokią situaciją vienas po kito, tai šitas kampas nėra kampas tarp vektorių, ką akcentuoju. Tai būtent reikia, kad išeitų iš vieno taško. Atrodo, kad, akivaizdu, bet tuoj pamatysime, kodėl aš tą labai noriu čia jums akcentuoti. Ir paskutinis dalykas, kuris vadinasi skaliarinė sandauga. Skaliarinė sandauga, kodėl jinai taip vadinasi? Dėl to, kad jūs jau supratote, vektorius čia yra toks keistas dalykas, aš jį galiu taip judinti, jis visur gali skraidyti, bet kaip ir jis nėra atkarpa, kaip ir yra, tai mes negalim tiesiog dauginti vektorių, kaip mes dauginam skaičius. Neaišku tada, ką mes gausim, jeigu mes dauginam kryptingą atkarpą. Tai dėl to ir vadinasi skaliarinė sandauga. Tai kaip dauginti vektorius galime sudauginti tik skaliariškai. Ir labai gerai, kad formulių lape mes su jumis turime visas formulės, kas liečia skaliarinę sandaugą. Tai jeigu jums reikia padauginti vieną vektorių kart kitą, čia mes turime tą dalį, tai jums tiesiog reikia, ir čia 2 formulės. Vienas variantas, pirmas, kurį jūs čia matote, čia su koordinatėmis. Mes prie tos dalies prieisim. Bet mūsų dabartinis variantas yra štai šitas. Ilgis vektoriaus A, tarkime, jeigu mes grįšime prie mūsų pavyzdžių, taip, čia yra vektorius A, čia yra B. Ir jeigu aš noriu sudauginti skaliariškai A kart B, aš tą galiu padaryti, jeigu aš žinosiu ilgį vektoriaus A, tarkime, ilgis yra dvejetas, aš tą žinau, tai 2, o tarkime, vektoriaus B ilgis yra 3. 2 kart 3. Ir tada kart kosinusas alfos, būtent tarp jų. Tai čia, kada mes skaičiuosim skaliarinę sandaugą, labai svarbu rasti tą kampą, nes jūs žinote, kampas kitoks pasikeis, tikrai galim paimti netyčia ne tą kampą ir tada ir atsakymas bus netoks. Jūsų pirmoje dalyje labai svarbu įrašyti teisingą atsakymą. Tai čia mes jau turim atidžiai žiūrėti. Bet vėlgi sakau, mes turime šitą formulę ir dabar mes greitai perbėgsim, kasgi gali būti su tais vektoriais ir kaipgi sumuoti vektorius, atimti vektorius ant tos geometrinės erdvės, sakykime taip. Labai greitai paaiškinsiu arba priminsiu jums taisyklės.
Čia per vidurį matote, kad mes turime jau tokį vektorių B ir tokį vektorių A. Nu, tiesiog taip egzistuoja jie kažkur. Kiekvienas vektorius turi savo pradžią ir pabaigą. Dabar, ką man daryti geometriškai, jeigu aš noriu sudėti vektorius? Yra dvi taisyklės. Viena taisyklė vadinasi trikampio taisyklė, kita taisyklė yra lygiagretainio taisyklė. Tai mes pradėsime nuo trikampio taisyklės. Nu, kažkas bendro su trikampiu, taip. Tai taisyklė yra tokia, kad jeigu aš va dabar tiesiog kopijuosiu, taip, mano vektorius ir paimsiu savo čia. Jeigu aš noriu vektorius sudėti, aš turiu pagal trikampio taisyklę padaryti taip, kad vienas eitų po kito. Tarkime, pradžia yra čia, vektorius A prasideda. Va čia yra mano pradžia. Ir man reikia, kad vienas eitų po kito. Vienas baigėsi, kitas prasideda. Tai čia yra mano vektorius B. Sudėliojau vieną po kitą ir tada būtent mano suma yra iš pradžios vesti į pabaigą. Nes kaip jūs supratote, kryptis yra labai svarbus momentas vektoriui, taip? Tai aš galiu ir į kitą pusę nuvesti, bet čia nebus suma. Tai pradžia šitas momentas, pabaiga, kad vienas po kito. Ir vedame iš pradžios į pabaigą ir šitas vektorius jau vadinasi suma. Nu, kaip matote, taip, jeigu palyginti tiesiog, kaip mes skaičius sumuojam, nu, visiškai ne taip, kaip mes tą darom. Tai dėl to, sumuojant vektorius, gaunasi kitas vektorius. Vat štai toks, kokį mes dabar matome. Vėlgi noriu dar pasakyti, kad dabar aš skubiai rašau ne taip gražiai, visas taisyklės tik sakau, bet nerašau. Tai po paskaitos aš paprašysiu ir jums atsiųsti konspektą, arba jūs galėsite, po to paliksiu jums mano Instagramą, kas nežino, ir aš tenais pasidalinsiu po to ir gražių konspektų, nes viską esu sukonspektavus, mes šiandien taip greitai prabėgam. Tai čia yra suma vektorių. Dabar mes žiūrėsime, kaip vektorius atimti. Irgi yra tokia pat trikampio taisyklė. Tačiau, nu, viskas negali būti identiškai, nes dabar mes atimti norim pažymėti. Tai kada jūs norite vektorius atimti, jums reikia, kad jie išeitų iš vieno taško. Va dabar toks momentas, kad išeina vektoriai iš vieno taško, tokia taisyklė. Tai viena pradžia. Ir va dabar yra svarbus momentas. O kurgi vesti būtent tą mano rezultatą? Tai žiūrėkite, yra du variantai, taip? Vienas variantas, pas mus čia buvo B, o ten buvo A vektorius. Tai vienas variantas, kad aš vesiu nuo čia iki čia, nes čia visur yra pabaiga, taip? Tai nenusibraižiam. Nesinoriu šitą pusę. Tuoj, palaukit. Va, gerai. Tai vienas variantas, kad šitą pusę vesiu, kitas variantas, kad į kitą krypties bus. Tai jeigu aš noriu atimti, tai aš vedu prie to, kurį mažinu, arba iš kurio atimu. Tai jeigu aš vedu prie vektoriaus B, tai reiškia iš B atimu A. Jeigu aš privesiu prie A vektoriaus, tai reiškia aš iš A atimu, prie to, kurį mes mažiname. Tai vėlgi, tas taisyklės turėsite pas save ir galėsite savo spausdinti arba peržiūrėti, tai ten žodžiais bus parašyta. Dabar mes pašnekėsim dar apie lygiagretainio taisyklę. Su sudėtim ir atimtim yra taip, kad atimtis faktiškai turi vieną taisyklę, va čia šitą, su trikampiu. O sudėtis sudėti galima visai. Dabar dar vienas momentas, kad jeigu aš noriu vektoriaus kryptį pakeisti, aš galiu priekį minusą prirašyti, taip? Ir tada aš galėsiu sudėti su minusais. Nu, šiandien parodysiu tą pavyzdį, bet sudėtis arba atimtis priklauso nuo mūsų požiūrio matematikoje. Tai svarbu tiesiog, koks ženklas priekį stovi, taip? Ir galiu vadinti, kad čia minusas, galiu pasakyti, kad 3 plus minus 3. Ar čia sudėtis, ar atimtis, kaip ir sudėtis su minus 3. Bet jūs žinote, kad pliusas ant minuso duoda minusą, tai kaip ir atimtis. Tai vat apie tai šneku, su vektoriais tas pats galios. Dabar lygiagretainio taisyklė. Galima sudėti vektorius ir pagal ją. Galima padaryti taip, kad jie išeitų iš vieno taško. Kada trikampio taisyklė sudėtis buvo pas mus taip, tai mes sakėm, kad vienas po kito turi eiti. Bet jeigu jūs netyčia turite tokią situaciją, kad išeina iš vieno taško, sudėti irgi galima.
Sudedant reikia dabraižyti iki lygiagretainio. Ir tada vesti įstrižai. Pradžios taškas sutampa su jūsų pradžios tašku ir vedame įstrižainę tiesiog į lygiagretainio kitą kraštą. Tai va čia ir yra ta suma. Tai taisyklių yra, ne taip, kad nedaug nemažai, bet yra lygiagretainio ir trikampės. Ir paskutinis momentas, ką daryti, jeigu aš turiu daug vektorių, ne vieną vektorių, o labai daug visokių skirtingų, kaipgi sudėti tos vektorius. Tai pačia geriausia taisyklė yra kaip trikampio taisyklė, ta mūsų pirmoji, bet viskas yra ganėtinai paprasta. Įsivaizduokime, kad aš turiu vieną vektorių, tarkim, čia, kitas kažkur gulintis čia nais, dar vieną čia ir dar vienas tegul būna. Tai dabar, kaip man sudėti visus vektorius? Tai reikia taip, kad vienas eitų po kito, kaip su tuo pirmu trikampiu. Tiesiog va taip perrašysiu, kad kiekvienas išeitų iš kito galo. Ir dabar suma yra iš pradžios šito mano kelio vesti į galą. Tai va šitas momentas labai dažnai pas mus naudojamas. Tai jeigu čia A, B, kažkoks C ir D, tai čia pas mus yra suma A plus B plus C plus D. Ir viskas. Taigi, jeigu mes norime pakeisti kryptį kažkokio vektoriaus, jeigu netyčia jūs, apie ką aš šnekėjau, jeigu netyčia jūs turite ne va tokią kryptį, o jūs turėjote tokį vektorių, bet kryptis buvo čia štai tokia. Įsivaizduokit, kad va čia buvo jūsų vektorius C. Ką daryt? Jisgi, tiesiog išsimuš iš mano šitos eigos, taip? Man reikia, kad vienas po kitą eitum. O čia mano vektorius C toks keistas. Nieko keisto nebus, jeigu man reikia pakeisti kryptį. Reikia pakeisti, pakeisiu, prieki prirašysiu minusą. Ir tada kryptis jau pasikeis ir mano taisyklė galios. Kada rašysiu mano sumą, tai aš rašysiu plius kaip ir minus C. Ir va čia tas dalykas ir bus, kad pliusas ant minuso nėra jokios prasmės, rašysiu tiesiog minusą. Tai dėl to šita taisyklė pas mane kaip sudėtis ir atimtis yra pavadinta, nes priklauso nuo jūsų požiūrio, kaip keistai neskambėtų. O dabar greitai judame prie užduočių. Man atrodo, kad čia yra sunkiausia dalis, nes jungia ir geometrija ir labai daug naujos teorijos, bet aš labai norėčiau privažiuoti ir prie kitos dalies, kur man atrodo su formulių lapu kiekvienas iš jūsų galės gauti papildomų balų. O per egzaminą būna ir ta dalis. Tai važiuojame prie geometrinės dalies. Dabar duotas trikampis. Mes žinome, kad CA yra vektorius A. Iškart pažymėkime savo kryptį, nes mums labai svarbu. Tai va čia yra mūsų A. AB yra pas mus B. AB. B. Mums reikia pasakyti, kam lygus vektorius BC. Tai va čia yra ta klasika, kai reikia išreikšti vieną iš kito, naudojant va ten mūsų arba sudėtį, arba atimtį ir taip toliau. Ką aš matau? Jeigu jūs matote kažkokią taisyklę, iškart tai jūs galite užrašyti tiesiog, ką jūs matote. Pavadinsiu šitą vektorių kaip C, man paprasčiau bus. Dabar žiūrėkite, aš taip akivaizdžiai matau, tarkim, kad C eina, va čia pradžia, mano paprastoji taisyklė sudėties. Eina C vektorius, po to po juo eina A vektorius ir jungiu pradžią su pabaiga B vektorius. Tai čia yra sudėties taisyklė. Tai aš galiu parašyti, kad vektorius B lygus vektorius C plus vektorius A. Bet mangi reikia C išreikšti vektorių, taip? Tai kadangi aš noriu išreikšti vektorių C, aš galiu iškelti šitą vektorių į kitą pusę. Tiesiog galima taip rašyti. Taip, palaukit, pas mus... mes C norim išreikšti, taip? Taip, tai C. Tai jūs galite tiesiog tą C kelti į kitą pusę, jeigu reikia jums. Bet aš dabar galvoju, kad aš ne tą pažymėjau. Aš pažymėjau ne AB, o BA. Vat jeigu kažkas nepastebėjo arba stebisi, ką aš čia darau, aš čia kažką neteisingai darau. Pas mane turi būti AB. Vat ant kiek svarbu būtent tą kryptį teisingai pažymėta, ne? Vat dabar perrašysim. Tai dabar pas mane kitaip. Kadangi kryptis pasikeičia, tai dabar aš galiu kitą taisyklę pastebėti. Aš galiu pastebėti, kad tarkim, va čia,
Nu ką aš galiu pastebėti, visi taip ratu eina, nelabai patogu, taip? Aš jokios taisyklės čia kaip ir gaunasi nematau, visi tiesiog ratu keliauja. Arba aš matau kaip sudėti, arba, nelabai sudėtis yra. Tai va žiūrėkite, kada aš nematau taisyklės ir man, kad pamatyti taisyklę kažkokią reikia pakeisti kryptį, tai aš tą padarysiu. Man, žodžiu, būtų labai faina ir paprasta, jeigu pas mane būtų ne C vektorius, taip, o būtų į kitą pusę. Į kitą pusę noriu. Nes kada aš braižysiu į kitą pusę, pakeisiu kryptį, kas bus minus C. Tada aš turėsiu labai fainą, kad čia pradžia, pato tempėsi čia ir tas vektorius minus C yra sudėtis. Tai tiesiog galite keisti kryptį. Vat sakiau, kas ten stebisi, kad čia sunkesnė tokia dalis yra. Tai taip yra kas? Yra pas mus A plus B yra tas minus C. O dabar viskas kaip paprastai matematikoje. Jeigu man reikia C išreikšti, tai minusą man nereikia, tai dauginu kart minus vienetą. Tai vektorius C lygus minus vienetas kart, bet čia nepamirškite, kad skliaustuose yra mūsų A plus B. Ir galų gale variantas ir mūsų teisingas atsakymas yra minus A minus B. Ir čia be praktikos bus labai sunku. Sakyčiau, kas pirmą kartą mato, tik pažiūrėkit, kas mato ne pirmą kartą, reikia praktikuotis ant paprastų, tokių trikampių, ant paprastų užduočių, tiesiog, kad priprastumėt prie tų taisyklių. Geriau niekas jums nepaaiškins, čia šitą dalį turiu omeny. Ne taip, kad geriau negu aš, geriau negu praktika papildoma. Tai judame toliau. Mes turime trapeciją, tai va čia irgi dažnas atvejis, ir mes turime, kad pas mus AD prie BC yra 3 prie vieneto. Tai tą aš pažymėsiu, tiesiog čia šnekame apie ilgius, taip? Tai jeigu čia x, tarkim, tai čia 3x. Kuris teiginys yra teisingas? Tai reikia patikrinti, ar AB lygų DC. AB lygų DC. Tikrai ne. Pagal ilgius gal taip, bet vektoriai turi ir, jūsgi dabar žinote, vektorių turi ir kryptis sutapt. Kryptis čia visiškai nesutampa. Tai gaunasi, kad šitas yra neteisingas. Tada žiūrime, ar AB lygų minus DC. DC yra į šitą pusę, minus DC bus į kitą pusę. Nekeičia esmės, nes tikrai, nėra jokios lygybės čia. Kryptis nesutampa. Tai irgi netinka. Tikriname kitą. BC, dabar nubraižysiu, yra minus AD. Minus 3 AD. Visų pirma, AD yra kryptis sutampa. Bet jūs dauginsit kart minusą, tai kryptis keisis į šitą pusę ir dar kart 3. Tai prailginsit dar 3 kartus. Net nėra kur man ilgint. Tai tikrai netiesa. Bet paskutinis variantas, kad AD yra 3BC, tai yra teisingas, nes žiūrėkite, pas mus BC yra vektorius, kuris čia nubraižytas ir pas mūsų apačioje yra trigubai ilgesnis atstumas, mes tą žinome. Tai jeigu aš 3 kartus teoriškai turėtų sueiti, bet irgi matote, kiek brėžinys yra neteisingas, ne? Kažkiek nesueina jau sąlyga ir brėžinys. Bet turėtų būti taip ir vaizdiškai, kad tai tikrai yra trigubai ilgesnis vektorius. Tai čia yra tiesa, aš nubraižysiu taip, bet pats brėžinys neatitinka mastelio. Ko neturi būti per egzaminą, bet taip yra. Dėl to suliniuoti eiti arba su transportyru ir matuoti, koks ten yra kampas, ne visada teisingus brėžinius duoda, nors turėtų. Tai irgi turėkite omenyje, kad gali būti, kad nelabai ir atitinka. Plius minus atitinka, taip, bet netiesiogiai. Gerai, čia, tarkim, klausimas yra toks teoriškas, nes nėra brėžinio, bet mes jį nubraižysim greitai. Kam lygų AB, jeigu OA yra vektorius A, o B yra B? Atrodo, kaip aš galiu pasakyti. Ir jūsų vadovėlyje yra atskira taisyklė, kaip sumuoti, kada mes nematome brėžinių. Aš sakyčiau, kad nereikia tos taisyklės, reikia nubraižyti, kas vyksta. Nubraižykime mes OA, nesvarbu kaip, man svarbu tiesiog, kad būtų raidės teisingos. Tarkime, kad čia pas mus yra O, čia yra A. Ir tada nubraižykime OB. O sako, kad nuo O turiu pradėti. Taip, pradžia yra čia. O B, nesvarbu, kokią pusę kaip braižysiu,
Bet svarbu, kad čia yra taškas B, o pradedam viename taške. Nu ir mūsų klausimas yra apie AB. Tai žiūrėkite, vektoriai išeina iš vieno taško ir dabar aš iš vieno galo vesiu prie kito. Jūs turite prisiminti atimties taisyklę apie trikampius. Taip? Tai jeigu aš išeinu iš vieno taško ir vedu prie to, kurį mažinu. Mažinsiu, aš čia buvo B, čia A. Tai reiškia, kad šitas vektorius prie B, kuris prives, yra B minus A. Tai čia variantą mes pasirinkam, taip, palaukit, AB reikėjo, B minus A. Aš jau išsigandau, kad neturim tokio varianto, bet kaip ir tokį variantą turim. Nu ir ką, čia buvo lengvesnė dalis, o dabar noriu jums parodyti, ką mes turime per egzaminą, bet kur net už vieną tašką būna už 2 taškus. Aš sakyčiau, kad ir 12 klasiai panašius duoda, tikrai su lygiagretainis 12 klasiai dažniausiai būna. Bet tikrai čia duočiau daugiau negu 1 tašką, gal šitam 1, bet ne aš jos duodu, tai nieko negaliu sakyti. Gerai, tai mes turime trikampį ir va čia, kur geometrija jungiasi. Mes žinome, kad M ir N yra vidurio taškai, tai čia yra vidurio linija, kitaip sakant. Kadangi tai yra mano vidurio linija, aš tiesiog taip pažymėsiu ir dabar, žiūrėkite, ką rašo, MN lygų ir čia kažkas. Kitais normaliais žodžiais sako, kad išreiškite MN, aš iškart jau nubražysiu MN, kad suprasčiau kryptį. Kad dalyvautų vektorius BC, pažiūrėkime, kur tas BC. Nubražysiu jį irgi pilnai. Čia BC. Ir vektorius BA. Irgi nubražysim. Aš nežinau, kaip be brėžinio. Nebent labai gerai išmanot, kas vyksta. Tai žiūrėkite, man reikia parašyti, kam lygus MN. Viskas yra kaip ir beveik gerai, bet aš sakyčiau, kad jeigu aš noriu išreikšti MN, man būtų faina ateiti į trikampį MBN, į tą mažą trikampį, aš jį tiesiog taip perrašysiu. Įsivaizduokite, kad čia mano MBN, viršutinis trikampis. Ir dabar čia ir yra mano MN. Dabar, jeigu aš norėčiau MN išreikšti ir čia iš vieno kampo, tarkim, iškeliautų tas rožinis vektorius, specialiai rašau tą pačią spalvą, kad būtų aiškiau. O čia tas oranžinis, jeigu būtų trumpesni tie vektoriai, taip, kaip mes norėtumėm. Tai tada aš sakyčiau, kad išeina iš vieno taško, štai čia yra atimtis. Tai gaunasi, o ką iš ko aš čia atimu? Tai pažymėkime čia, tarkim, kažkokį, nežinau, gal geriau BN ir žymėt, bijau suklyst po to. Tai žiūrėkite, jeigu aš vedu prie BN, tai reiškia, aš atimu iš BN. Tai BN mažinu minus BM. Tai oranžinis minus rožinis, kitaip sakant. Tačiau mane nedomina BN ir BM. Mane domina sąryšis BA ir BC. Bet nieko tokio. BM tiesiog yra sutrumpintas BA. Ant kiek jis yra sutrumpintas? 2, dėl to, kad mes turime informaciją, kad tai yra vidurio linija. Tai gaunasi, kad jeigu aš noriu būtent vektorių parašyti BM, apie rožinį dabar šneku, tai reiškia, man reikia paimti pusę to didelio rožinio vektoriaus. Tai reiškia, kad tai yra tas pats kaip pusė mano BA vektoriaus, apie kurį aš rožinis tas šnekėjau. Ir lygiai tokia pat situacija su sąryšiu tuo ilgesniuoju vektoriu BC. Va čia yra tas taškas C. Tai BC irgi yra 2 ilgesnis negu BN. Tai tada aš irgi galiu parašyti, kad šitas BN iš tiesų 2 trumpesnis negu BC. Ir aš čia žymėjau minusą. Ir labai gerai, jie irgi, matėte, rašė su minusu. Tai jeigu ir jie rašė su minusu, tai tada gaunasi, kad aš jau teisingą atsakymą gavau, tik reikia atsargiai nurodyti atsakymą K plus C. Čia yra mūsų K, nes prie BC koeficientas taip. Ir čia yra mūsų C, nes minusas stovi prieki, tai imu be minuso. Žiūrėkit, jie čia taip nurodė, kad būtent minusas jau yra formuliai. Tai jūs neimkite minus 1/2, jūs imate 1/2.
Tai vėlgi bando pagauti už vieną tašką, ant tiek dar bando apgauti visur, nesuprantu. Tai gerai, sumuojame ir gauname vienetą. Tai į atsakymą reikia parašyti vienetą. Sakyčiau, jeigu matote tokius dalykus, tai dažniausiai bandykite, nežinau, jeigu dvigubai ilgesnis, tai vis tiek spėlioti atsakymą, tipo 2, 1, 0, kažką vis tiek rašyti tą langelį. Aišku, kad ne faktas, kad teisingai gausis, bet, kas žino. Dabar mes privažiuojame prie kitos dalies, čia irgi vienas taškas, bet čia yra pas mus jau trapecija. Ir pažiūrėkime, trikampių netaip matosi, bet pažiūrėkime, ką jie čia mums rašo. Pradžioje jie rašo, kad santykis BC prie AD yra 2 prie 3. Tai aš jau iškart galiu pažymėti, kad BC yra tarkim 2x, kad dvigubai, o čia trigubai atstumas toks. Vektorių BC galima išreikšti per, čia tą pažymėję už A vektorių, mes kaip ir turime brėžinyje, labai faina, aš tik paryškinsiu, kad nubraižyta. CD irgi turime kryptį, viską matome, CD yra vektorius B. Dabar jums reikia išreikšti vėl kažkokią košį, atkreipkite dėmesį, čia pliusas, jau ne minusas kaip prieš tai, bet jums reikia BC išreikšti. Tai kur mūsų BC? Pažiūrėkim, BC yra štai čia. Man iškart toks įspūdis, kaip faina visi eina vienas po kito. O mes turėjome tokią taisyklę, kai visi eina vienas po kito, galima sudėti parašyti, kaip mes sudedam visus vektorius. Tai kitaip sakant, jeigu aš sudedu AB vektorių, po jo eina violetinis BC, po jo eina CD, tai čia aš gaunu kokį vektorių. Ten buvo taisyklė, kad iš pradžios viso šito kelio į galą nuvesti. Ir aš gaunu vektorių AD. Kol kas rašysiu raidėmis, ką aš čia gaunu. Dabar pažiūrėsime, ką mes turime. Mes jau turime, kad vektorius AB yra pažymėtas A. Mums viską reikia per A ir per B kažkaip. Aš turiu, kad BC yra pažymėtas A, nekaip nepažymėtas pas mus. BC reikia išreikšti. Taip, tai aš BC galiu palikti, kaip jis ir yra. Dabar plus CD pas mus yra vektorius B, labai gerai. O vektorių AD reikia kažkaip pažymėti. O kaip pažymėti? Jis turi sąryšį su CD, būtent ir duotas jums tas santykis. Tai jeigu BC yra violetinis mūsų vektorius, jis yra 2 dalis šito, o šitas yra 2/3 tada. Tai jeigu jums reikia būtent, 2/3, 3/2, nes jis ilgesnis, taip, tai jis 1,5 karto ilgesnis, galim sakyti. Tai galim pakeisti, kad čia yra 3/2 BC būtent vektorius. Nes man reikia viską per tik šitus dalykus išreikšti. Man tas AD jis nedomina. O kryptis, matote, sutapo. Tai dėl to ir yra gerai, kad kryptis sutampa, tai reiškia, man nereikia minuso jokio kelto. Bet jeigu nesutaptų, minuso prirašyčiau. Nieko, dabar jūs turite lygti. Paprastą lygti, kuris spręsime, kaip visas lygtis sprendžiam. Į vieną pusę BC atsiųsiu, į kitą pusę A ir B vektorius. Tai čia turėsiu BC minus 3/2 BC lygų minus A minus B. Jeigu kitą pusę siunčiu, tai pas mus gaunasi kaip minusai. Dabar aš turėsiu čia, jeigu vienas pilnas BC minus 3/2 BC, tai pas mus čia yra minus, palaukit, čia viena, taip, palaukit, aš čia kažką 3/2, jo, šitas ilgesnis, tada mes į minusinę pusę, kiek čia bus pas mane, minus 3/2, kažkas padėkit, man jau čia šiandien sunku, jeigu mes į šitą pusę perkelsim BC tada. Mūsų BC reikia 2/3. Jo. Kažkas gali man čia paskaičiuoti BC minus 3/2 BC, kiek čia būtų. Taip, arba man čia neveikia. Dabar matau. Jo vaizdas buvo susiliejęs, ne? Dabar gerai rašote. Minus 0,5, 1/2, minus 3. Kiek jūs variantų man čia skirtingų prirašėt, bet man atrodo, kad čia pas mus minus 1/2 gaunasi, taip, tada BC. O iš kitos pusės pas mus minus A minus B.
Tai gaunasi tada, kad mums minusą reikia kelti priekį ir aš tiesiog turėsiu, ką aš turėsiu, minusą čia, minusą ten, tai tada turėsim, kad BC. Palaukit, pas mane kažkas, vat ir aš, matote, taip sunkiai gaunasi susigaudyti su vektoriais, tai palaukite, sumą mes BC išrašym, patikrinsiu pirmą dar kartą. AB turėjom, tada plus BC, tada plus CD ir gavosi vektorius iš pradžios į galą AD vektorius. Taip. Tada tą AD mes pažymėjome, kad tai yra 3/2. Ne, palaukite, va čia AD yra ilgesnis, aš pradžioj jums teisingai pasakiau. Čia yra 2/3, ne? Ar ne, 3/2, kodėl aš čia šiandien jums noriu pameluoti? Vat aš galvoju, dabar 3/2 kažkas irgi rašo, ar 2/3, tai gal įsiaiškinkim, jeigu man reikia būtent AD vektorių parašyti, taip, tai AD vektorius yra ilgesnis. Tai pagal logiką jis turėtų būti, kaip čia, BC kart kažkas, kart 3/2, nes jis turi ilgesnis gautis. O čia pas mus 2 dalis, ten pas mus 3 dalis. Tai ir gaunasi, kad aš iš 3/2 turiu dauginti. Ar sutinkat, kad čia 3/2 būtų va šitoj daly? Kai mums reikia išreikšti, kad AD vektorius lygus kažkam BC. Nu va čia 3/2 mano manimu, ar 2/3, o jeigu 2/3 būtų, tai tada jis gaunasi, kad padalinti iš 3. O gal jūs ir teisingai, palaukit, viskas gerai, šiandien aš jau sijaudinau, žinokit. Jeigu mes paimtumėm kažkokį ilgį, taip, jeigu pas mus yra AD vektorius tiesiogiai, tarkim, 3, taip, o šitas yra ilgis 2. Jūs irgi imkite kaip pavyzdį paprastą ilgį. Tai jeigu mano AD 3, tai tada čia gaunasi 2/3 kart 2. Tai tada nesigauna taip pas mus to ilgio, jeigu aš taip tikrinu 2/3. O jeigu aš turiu 3/2 kart 2, tai tada ir išeina 3. Tai viskas gerai. Jo, čia kažkaip susiminčiau. Gerai, nu ką, tai čia perkelkite į šitą pusę, tada padaliname iš -1/2 viską ir man atrodo, kad mes čia turėsim, kad BC lygų iš -1/2, tai čia tada 2A plus 2B. Jeigu teisingai čia paskaičiavom, tai tada turėtų tiek būti. Ir tada mes rašome būtent koeficientus, nes čia pas mus gaunasi kaip sudėtis. Ir viskas. Dabar, kadangi čia vat, labai daug tokių supainiotų dalykų, aš čia suplanavau dar 2 paaiškinti, bet matau, kad pagal laiką labai sunkiai čia sekasi. Paaiškinsiu tik vieną, kur yra labai svarbus. Dabar prabalsuokite, prašau, ar jums labiau patinka vat, šitas brėžimas. Vienas yra iš jūsų bandomojo. Tai parašykite, ar man 30, ar pirmą vat, šitą, ar antrą dabar paaiškinti. Ir tada važiuokime prie kitų užduočių. Tai parašykite, prašau, kuris jūsų labiau domino. Atrodo, antras buvo išbandomoje, taip? Kad prašom. Gerai. Liuks, važiuojame prie antro, vienareikšmiškai. Ta irgi paskaičiuosi ten skaliarinę sandaugą, bet ir čia skaliarinę sandaugą. Gerai. Pažiūrėkime, kad mes turime ką? Taisyklingasis šešiakampis. Gerai. Kurio kraštinės ilgis yra dvejetas. Pažymėt. Apskaičiuokite vektorių AB ir CE skaliarinę sandaugą. Viršui prikabinta formulė iš formulių lapo, kaip skaičiuoti skaliarinę sandaugą. Tai mes turime ką? Mes turime AB ir iš vis viršui kažkoks vektorius CE. Man reikia paskaičiuoti skaliarinę sandaugą. Visų pirma, einu į formulių lapą ir žiūriu, kaip skaičiuojasi ta skaliarinė sandaugą. Ta skaliarinė sandauga pas mane skaičiuojasi štai taip. Tai man reikia, kad jeigu aš noriu AB kart CE, man reikia ką padaryti? Man reikia rasti ilgį AB vektoriaus, padauginti kart ilgį CE ir kart kosinusą tarp jų, kosinus alfa. Kol kas pažymėsiu alfa, bet svarbu bus dar rasti, kur tas alfa yra pas mus. Taigi dabar man svarbu ilgius rasti. Ilgį vektoriaus AB aš jau žinau, tai yra dvejetas, labai gerai. Tačiau aš nežinau, koks yra ilgis va čia vektoriaus CE.
Kad aš tą pamatyčiau, gal aš galėčiau pažiūrėti ir atkreipti dėmesį į šitą trikampiuką. Nes dabar apie ilgį šnekam, tai kitaip sakant apie geometriją. Tai pažiūrėkime į šitą trikampį. Šitas trikampis yra lygia šonis, dėl to, kad čia yra 2 ir čia yra 2. Taip, čia mano trikampis EDC. Dabar, kadangi tai yra taisyklingas šešiakampis, kas žino, kiek laipsnių turi kiekvienas kampas tokio šešiakampio? Vat kiekvienas iš šitų, kiek sudaro laipsnių, ar kažkas žino? 60 būtų per mažai. 60 būtų trikampis lygiakraštis. Vat kažkas jau rašo dvigubai didesnis, tai 120. Jo, aš sutinku. O kodėl, kam sunku? Taisyklingas šešiakampis visada sudarytas, įsivaizduokite savo tokį vaizdą, iš lygiakraščių trikampių. Kiekvienas vat jau turi po 60, tai matote, čia šitas 60, šitas 60. Nu ir gaunasi sumoje 120. Tai jeigu kam sunku, visada į trikampius braižykit. Gerai, tai čia turime kampą 120 laipsnių. Kam aš tą padariau? Dėl to, kad man reikia rasti ilgį. Praveskime aukštynę, nes aš noriu stačiojo trikampio. Gal jis čia negražiai status, bet tegul būna 90 laipsnių kampas. Ir aš ką turiu? Aš turėsiu, kad čia kampas tada dalyjasi per pusę 60, o šitas kampelis 30. Mes ten puikiai atsimename teoremą, kad priešais kampą 30 laipsnių guli mūsų kas statinis, taip, DK, tarkim, pavadinkim, pusiau įžambinės lygus. Tai gaunasi, kad DK yra vienetas pas mane. Ir dabar šitam trikampyje KDC, jis yra statusis. Aš paskaičiuosiu pagal Pitagoro teoremą, kad mano KC lygų, tada šaknį imsiu iš 2 kvadratų minus 1 kvadratų. Ir galų gale aš mano KC turėsiu šaknis iš 3. Kadangi tai yra tik mano KC, o mane domina EC pilnai, tai mano EC ilgis galiu va taip žymėti. Vektoriaus. Ne EC, CE geriau. Taisyklinga bus jau. Tai 2 kart šaknis iš 3. Taip, tai 2 šaknis iš 3. Kaip ir viską radome, dabar liko paskutinis momentas, kur yra tas kampas tarp jų, tarp šitų vektorių. Kaip ir sakiau, kad mums svarbu, kad vektoriai išeitų iš vieno taško. Grąžinsiu visą mūsų brėžinį. Žiūrėkite, kur jie išeina iš vieno taško. To noriu paimti vieną. Va, gerai. Tai kad iš vieno, suprantat, ne va taip, kaip norisi čia pasakyti, kad tai yra 30. O turėtų būti va taip. Arba jeigu jums paprašiau matyti kitaip, tai galim va taip patraukti. Lygiagrečiai patraukti vektorių, kad aš pamatyčiau, kad kampas yra šitas. Jūsgi prisimenat, kad traukiau, čia buvo 30 laipsnių šitas kampelis. Čia kitoks pats trikampis gaunasi. O šitas kampelis buvo 120, kaip jūs man rašėt. Tai pats kampas pas mus gaunasi 30 plus 120. Tai bus 150 laipsnių. Tai va čia labai svarbu, kad tuoj sandaugai skaliariniai jūs imtumėt būtent kosinusą 150 laipsnių. Ir kažkas, prašau, padėkite, paskaičiuokite, nes skaičiutuvo šalia neturiu. 2 kart 2 šaknis iš 3 ir kad kosinusas 150 laipsnių. Tai jeigu kažkas galėsit man parašyti, parašykit, prašau. Ir kažkas turi mikrofoną įjungtą, galėtumėt gal išjungti. -6, -6, vat kažkas gavo. Labai fainai. Taip, Augustas, man atrodo, turi mikrofoną įjungtą, jeigu galima, prašau išjung. Taip, gerai, -6 pas mus gaunasi, tai tada aš su jumis irgi sutinku, bet jūs matote, kad ir gali su minusu gautis atsakymus. Čia nieko tokio baisaus nėra. Tai gerai, taip, palaukit. Augustai, prašau, išjung mikrofoną, negaliu tau išjungti jį dėja. Augustas gal tiesiog klauso ant fono, kaip podcasto garsą ir manęs negirdi. O, ačiū labai. Super, viskas, mes galim judėti toliau ir judame labai greitai, nes žinojau, kad tokia tema. Dar pamatysite, kaip spręsti šitą dalį konspektuose. Po paskaitos pasidalinsiu jumis, arba aš pasidalinsiu, tai tikrai pamatysim. Dabar čia aš prieš tai jau parašiau kai ką, tai bus greičiau.
Mes judame prie tos dalies, kada mes šnekėsime tik apie vektorius, tą lengvesnę dalis, man taip atrodo, kada mes būsime ant koordinačių ašies. Tiesiog ašių, sakykim taip, plokštumoje. Supratote. Gerai, vektoriaus koordinatės dabar pas mus vyraus ir mes šnekėsime apie tai, kaip rasti vektoriaus koordinatės ir kaip dirbti, jeigu mes turime koordinates. Dabar žiūrėkite, mes turime, tarkime, pradžią vektoriaus ir pabaigą, kaip visada, taškas A, taškas B. Tik dabar kiekvienas taškas turės koordinatės, taip, nes mes koordinačių ašyje esame. Dabar taškas A turės koordinatės x, a, y, a, taip, o taškas B turės koordinatės xb, yb. Tai kas yra vektoriaus koordinatės? Tai nėra tas pats kaip galų koordinatės. Vektoriaus koordinatės skaičiuojamos taip. Jeigu jūs norite parašyti vektoriaus koordinatę, AB vektoriaus ir labai svarbu, kur kryptis bus. Tai aš dabar AB rašysiu. Tai man reikia iš galo paimti koordinatę galo x'o. xb taškas galas mano ir atimti pradžią xa. Čia bus mano x koordinatė, o jeigu aš noriu y, aš noriu koordinačių, tai yb minus ya. Tai nuo galo atimam pradžią visada. Ir dabar labai greitai pavyzdys, čia šalia jūs matote, kad yra koordinačių ašyje būtent vektoriai ir kiekvieno aš nerašysiu, bet du parodysiu, kaip skaičiuoti. Tai pagal šitą logiką, žiūrėkit, aš turiu, tarkim, pradėkime nuo vektoriaus, kuris pas mane yra, tarkime, čia. Vektorius A, taip? Tai jums reikia žinoti pradžios ir galo koordinatės. Tai pradžia pas mane yra čia ir aš tiesiog užrašysiu kaip koordinates. 5 pagal x, 3 pagal y. Tada galą paimkim ir galo koordinatės bus 1, 1. Tai dabar vektoriaus A koordinatės pagal x bus tokios. Pabaiga x, taip, kur yra pabaiga vektorių? Čia. Atimsim pradžią. Tai vienetas minus 5. Tada y koordinatė pabaiga ir čia pradžia. Tai vienetas minus 3. Tai galų gale mūsų koordinatės vektoriaus A gaunasi minus 4, 2. Tai kiekvienas iš šitų vektorių turės skirtingas koordinatės. Bet jeigu pasakyt matematiškai ir vaizdiškai, ką reiškia tos koordinatės? Tos koordinatės padeda kryptį nustatyti, o kažkas man minus 2 pataisė, ačiū labai, minus 2. Tos koordinatės pradeda mum rodyti kryptį, bet ir rodo mum, sakykim taip, į kokią dėžutę gali būti vektorius įkištas. Dėžutė, čia aš turiu omeny, kad čia dėžutė 4 ant 2, taip? 4 langeliai ant 2 langelių. Tai ką ir matote? Tai faktiškai čia yra toks išmatavimas būtent pačio vektoriaus vienas kampas ir kitas, kur jis atkeliaus. O jau minusai arba pliusai bus pas mus visada indikatorius toks krypties. Galima perkelti, kažkas rašo į koordinatės pradžią, jeigu taip yra paprasčiau. Bet kartais užduotyje mes nematome brėžinį ir tiesiog parašytos koordinatės pradžios ir galo. Tai tada reikia jau atimti, tada jau negalėsim. Bet jeigu kažkas gali, tai tikrai tą padarykit. Vis tiek teks paskaičiuoti, kur atsidurs vektorius. Ką rašo čia man čiate ir padeda, tai jeigu mes turime, čia kažkoks keistas pas mane gavosi, tokį vektorių, tai galite pastumti ir įsivaizduoti, kad mes esame pradžioje. Ir tada pažiūrėti, kokios ten koordinatės gaunasi. Tai irgi variantas. Bet tiesiog sakyčiau, kad atimam ir tada galim negalvot. Kaip ir minėjau, šita dalis yra tokia, kur galima mažiau galvot, mažiau žinių turėti, bet vis tiek išsisukt. Tai gerai, tai kas yra tas vektoriaus ilgis? Vektoriaus ilgis ir kaip jį nustatyti, mes geometriškai matėm, tai parduotas kažkoks vektoriaus ilgis ir viskas ok. Tačiau jis ne visada yra duotas, ypač jeigu yra koordinatės, tai mums faktiškai reikia sužinoti atkarpos ilgį. Buvo tokia tema kažkur 10 arba 9 klasiai, nuo vieno taško iki kito. Tai vektoriaus ilgis pas mus yra, tarkime, jeigu mes šnekėsime apie aukščiau jau paminėtą vektorių AB, tai yra ilgis žymimas kaip modulis ir yra pas mus šaknis, x koordinatė imkit, būtent pačio to vektoriaus jau AB.
ir kvadratu keliam plus y koordinatė irgi kvadratu. Bet čia akcentuoju yra vektoriaus jau koordinatės, ne pradžios, ne pabaigos, vektoriaus koordinatės čia yra. Nesigąskit, šita formulė yra formulių lape, noriu ją čia parodyti, vat vektoriai, vektoriaus ilgis yra pažymėtas čia, kur parašyta, kad x ir y yra vektoriaus koordinatės. Jeigu pas jūs netyčia atsiras 3 koordinatės, kas reiškia stereometrija, tai jums reikia atlikti tą patį dalyką, tiesiog pripliusuot dar 3 z koordinatę kvadratu. Tai niekas nesikeičia. Dabar, ką svarbu žinoti, va čia ir jūs matote dar atkarpos vidurio tašką. 10 klasėje irgi kažkur buvo šita tema, tikrai gal dabartinė programa 10. Tai kas kartais reikia žinot ir padeda užduotyse, ypač 11 klasėje būna duoda, ir 12 yra. Tai aš tiesiog priminsiu, kad jeigu jums reikia vidurio taško koordinatės, kartais reikia, kad vektorius yra dvigubai ten trumpesnis ir mums reikia tada sužinoti ilgį, atstumą. Tai vidurio taško, ne vektoriaus, taško koordinatės, priminsiu, kad reikia padaryti ką? Reikia susumuoti mūsų koordinates xa ir xb ir padalinti iš 2, kaip vidurkis toks. Tai šita informacija neturėtų būti nauja, turėtų būti iš 10 klasės. Taip, kažkas rašo, x, y reikia paimti pradžios ar pabaigos vektorius, kai skaičiuoji ilgį. Žiūrėkite, x, y ne pradžios ir ne pabaigos, o būtent vektoriaus koordinatės reikia paimti. Tai jeigu jūs neturite vektoriaus koordinačių, kur va čia, kaip mes žymėjame, taip, tai tada jūs negalite ilgį paskaičiuoti. Jums turi būti duotas arba jau vektoriaus koordinatės, arba jeigu jums duota pradžia ir pabaiga, jums reikia va taip, kaip mes dabar a vektorių skaičiam, išskaičiuoti vektoriaus koordinatės, o po to skaičiuoti ilgį. Nes čia kaip tik akcentuoju, nėra pabaigos, nėra pradžios šitoj formuliai, kur ilgis yra. Mes dabar dar padarysim vieną tokį dalyką, bet jo, patikrinkit, kad pas jūs būtų vektoriaus koordinatės, ne pradžia, ne pabaiga. Ir paskutinis momentas, kurį verta paminėti, negaliu patikėti, kad čia bandau į 1,5 valandos įkišti visą kursą, kurį mėnesį gal eina pas mus mokyklai, kas šiaip, žinokit, reikia laiko, kad čia viską susigaudyti ir suprasti. Bet užrašykime kolinearumo sąlygą, kas reiškia lygiagretumo sąlygą iš kitos pusės, kada vektoriai yra kolinearūs. Va tokius klausimus mes galime pamatyti. Kada vektoriai yra kolinearūs? Įsivaizduokite, kad jūs turite jau čia vektoriaus koordinatės. Ne pradžia, ne pabaiga yra vektorius. Čia matote iš to, kad aš rašau, kad čia vektorius. Prašiau, kada mes rašome taško koordinatės, mes rašome tiesiog taško koordinatės. Nėra tos ant viršaus va šito ženklo, nėra. Taip, mes turime A ir turime B vektoriaus koordinatės. Ir kaip man žinot ir įrodyti, kodėl čia minusas, nežinau, kaip man žinot ir įrodyti, kad vektoriai yra kolinearūs. Tai kolinearumo sąlyga yra tokia. Jeigu santykis koordinačių, santykis x prie xb, santykis yra toks pats kaip ya prie yb, gaunasi toks pats koeficientas, tai reiškia vektoriai kolinearūs. Va čia tokia išvada. Kai prašome kolinearūs, galime rašyti tiesiog kaip lygiagretumo ženklą. Tai vienas vektorius yra lygiagrečiai eina su kitu. Gerai, bet yra dar dvi, sąlygos tokios, kad jeigu jūsų k gaunasi daugiau už 0 teigiamas koeficientas, tai reiškia vektoriai yra vienakrypčiai. Prisimenat, kur ir kryptis sutampa. Jeigu koeficientas yra mažiau už 0, tai priešiniai. Jeigu grįžti pradžią, čia buvo tie vektoriai, kur visi buvo kolinearūs, taip, bet vieni buvo priešiniai, kur kryptis keičiasi, o kiti buvo vienakrypčiai, kur viena kryptis. Tai va čia tas momentas, kaip mes galime identifikuoti, kad kolinearūs, tai tiesiog, jeigu klausimas ar kolinearūs, jums užtek tik santykio koordinačių vektorių pažiūrėti. Jeigu klausimas eina gilin ir toliau ir klausimas jau apie tai, ar vienakrypčiai, ar priešiniai, kas va šitas būna dažnai, tai tada jau reikia
koeficiento ir pažiūrėti, kad koeficientas būtų mažiau už 0, neigiamas. Ir paskutinė sąlyga yra statmenumo, būna taip, kada vektorius vienas yra statmenas kitam. Tai statmenumo sąlyga pas mus yra, kai jei skaliarinė sandauga, va čia jinai yra svarbi, yra 0. Jeigu skaliarinę sandaugą jūs skaičiuojate ir gaunate 0, tai tada reiškia, kad yra status kampas tarp vieno vektoriaus ir kito. Galime rašyti va taip. Statmenumo ženklas, turbūt jį jau žinote. O kaip skaičiuoti skaliarinę sandaugą, jeigu mes turime koordinates? tą formulę mes turime štai čia. Ir iš formulių lapų jūs galite pamatyti, kad a kart b yra tiesiog viena koordinatė kart kita x koordinatė ir y kart y. Bet vėlgi viskas sukasi aplink to, kad jūs žinote, kokios yra vektoriaus koordinatės, taip, o ne tiesiog koordinatės. Pradžios ir galo. Greitai važiuojame prie pavyzdžių. Tikiuosi, kad čia bus šiek tiek, gal ir paprasčiau, nes yra daugiau formulių. Vat būtent parašyta, kad apskaičiuokite vektoriaus ilgį. Žiūrėkite, čia yra koordinatės pačio vektoriaus, nes mn rašo jau vektorius, yra 6, 8. Tai reiškia, jums tiesiog reikia panaudoti šitą formulę ir įstatyti, kad mn ilgis yra pas mus šaknis iš 6 kvadratų plus 8 kvadratų ir yra labai easy. Bet jeigu duotas galas ir pradžia, tai tada reikia pradžiai išskaičiuoti vektoriaus koordinatės ir po to taikyti šitą formulę. Tai čia bus 10 pas mus. Čia būtent iš 11 klasės toks, būtų fainai, jeigu toks būtų. Dabar kitas momentas. Matome vėl pavaizduotas vektorius. Ir reikia pasakyti koordinates. Čia jūs jau matote pradžią ir galą. Vienas variantas, kaip kažkas šiandien siūlė, galima tiesiog paimti šitą vektorių ir tada pratemti ir jį pastumti į koordinačių pradžią. Ir tada pamatysite, kokios koordinatės. Koordinatės tada bus tiesiog galas, kur jeigu jūs pajudinot vektorių prie 0. Bet aš sakyčiau, gal tiesiog panaudokime tą būdą, jau papildomų būdų šiandien tiesiog nedarykim, kad nebūtų jau visiškai košė. Tai grąžinsiu savo vektorių atgal ir aš turiu pradžią. Taškas A pas mane yra 2, 1, o pabaiga taškas B pas mane yra 7, 3. Ir man reikia atimti iš galo pradžią. Tai jeigu aš noriu vektoriaus AB koordinatės parašyti, tai man reikia iš 7 atimti dvejetą. Ir Y koordinatė bus iš 3 atimsiu vienetą. Ir gaunu ir rašysiu atsakymą, kad vektoriaus jau koordinatės jūsų yra 5, 2. Jeigu paprašytų ilgio, tai tada jūs jau imtumėte formulę šitas koordinates vektorius. Tai taip, irgi gali būti toks. Už vieną tašką, pažiūrėkime kitą, 6. Parašyta, kad pradžios taško koordinatės yra. O pabaigos yra tokios. Nustatykite vektoriaus koordinatės. Čia tas atvejs, kur brėžinį mes neturime ir tas metodas, kad ta dėžės taisyklė, jo kaip kažkas rašo, dėžės taisyklę mes negalim čia panaudoti, dėl to, kad neaišku, kaip atrodo šitas. Jūs, aišku, galite nubraižyti savo, niekas nedraudžia. Bet jeigu patikslinat dar, kodėl dėžės taisyklė, tai matote, taip prieš tai vektorius gavosi kaip tokia dėžutė įkištas taip, kurios ilgis čia yra pas mus 5, o aukštis 2. Tai tą ir matome. Tiesiog, kad gali būti minusai, svarbu kokia kryptis, bet bent skaičius galite taip patikrinti. Bet čia dėžutės aš nematau, tai čia tik reikės naudotis tą taisyklę, kai tiesiog įmame galą ir atimam pradžią. Kadangi čia pasakyta, kad pabaigos koordinatės yra 5, 8, pabaigos taško, o pradžios -2, 3, aš taip stulpeliu vieną po kitą parašysiu, bus aiškiau, tai čia reiškia taškas B, pabaiga čia A. Tai tada mano koordinatės yra 5 ir va čia -2, atsargiai labai. Ir tada 8, -3. Tai čia aš turėsiu 7, nes -2, o čia turėsiu -5. Va čia dažnai labai būna painiotas toks dalykas, bet atkreipkite dėmesį, prašau, į ženklus. Jeigu atima 2 minusai, tai į pliusą išeina.
Gerai, tai čia už ką galima gauti tikrai nemažai balų ir lengvų. Dabar kitas toks dalykas yra kampas tarp vektorių. Labai dažnai būna, nustatykite kampą tarp vektorių. Ir koks yra, kažkas ten man parašė 5, oi, atsiprašau, taip, ačiū labai, 5. Į atsakymą irgi negražiai parašiau, negražiai, ačiū, kad jūs žiūrit. 5. Taip galima irgi balus prarasti per egzaminą. Vieną neteisingai nurodysiu, jau vieno taško nėra. Įdomu, ar duoda pusę taško. Turbūt neduoda pusės taško. Turbūt arba 0 arba 1 taškas, kas šiaip liūdna. Bet reikia sužinoti. Kas žino, ar duoda pusę taško, parašykit, nes man pačiai reikia patikslinti, bet manau, kad neduoda. Nu gerai. Statykite. Vat aš irgi nemanau, kad kaip liūdna nebebūtų, bet būtų teisingai šiaip duoti pusę taško man. Šiuo atveju. Nu gerai, nustatykite kampą tarp vektorių, taip? Ir dabar parodysiu jums labai, tuoj nieko neparodysiu jums, kol saulė čia neuždarysiu, tuoj. Taip, atsiprašau. Taip, parodysiu jums vieną algoritmą, kuris visada veikia, kada mums reikia kampo tarp vektorius. Čia yra sujungimas dviejų formulių iš formulių lapų. Nes, žiūrėkite, koks kampas galime sužinoti per skaliarinę sandaugą. Iš vienos pusės aš turiu formulę pagal koordinates. Iš kitos pusės aš galiu išskaičiuoti ilgius ir su kosinusu. Vat kosinusas alfa ir tas yra dalykas, kurio mums reikia. Kartais skaičiuojant, kaip dabar, pamatysite, kad mes, kaip čia ištraukėm laimingą bilietą, tuoj pažiūrėsit kodėl. Žiūrėkite, pradedu skaičiuoti pagal pirmąją formulę su koordinatėmis, taip, kad A sandauga su B, nes aš turiu koordinates. Tai aš rašysiu, kad tai yra 2 kart 3 x koordinatės, tada plus y koordinatės, 6 kart minus 1. Ir pažiūrėkime, kiek gaunasi. Tai pas mane gaunasi 0. Ir čia labai gerai, nes kada skaliarinė sandauga lygi 0, koks kampas yra, kada 0 pas mus. Parašykite, prašau. Rašym mes, kokia yra sąlyga, kad vektoriai 0. Status, taip. Kada skaliarinė sandauga, 0, kada yra lygiagretumas, tarp jų nėra kampo. O kada yra 0 skaliarinė sandauga, tai išvada, kad 90. Tai čia nereikėjo toliau eiti. Labai gerai. Bet kitą atvejį pažiūrėsim, kur visgi nesigavo 0 ir reikėjo kampą kažkaip rasti. Vat šitas atvejis. Mes turime nustatyti vėl kampas tarp vektorių, irgi dažnas atvejis per egzaminą. Ir kaip aš ir sakau, darysime pagal 2 formulės. Pradėkime nuo pirmos formulės, kurią aš jau galiu gauti. Tai čia yra mano formulė su koordinatėmis. Tai A kart B pas mus yra 1 kart minus šaknis iš 3, taip, x sudauginu plus šaknis iš 3 kart 3. Paskaičiuoju, kiek yra mano skaliarinė sandauga. Šiuo atveju tai yra minus šaknis iš 3 plus 3 šaknis iš 3, tai yra 2 šaknis iš 3. Gerai, dabar jeigu tai yra 2 šaknis iš 3 pas mane, tai čia pirma formulė. O kaipgi ištrauk kampą? Ašgi nematau brėžinių. Tai judame pagal antrą formulę. Pagal antrą formulę savo sandaugą aš galiu rasti. Štai taip, mes jau ją šiandien naudojam. Bet jūs matote, kad man reikės rasti ilgį vektoriaus A, ilgį vektoriaus B ir tada aš jau galėsiu prilyginti, ašgi žinau atsakymą, kad čia 2 šaknis iš 3. Tai vat schema tokia, kad mes imame vieną formulę, imame kitą ir tada prilyginam. Bet kol aš dar neprilyginau, man būtų faina sužinoti vektoriaus ilgį, kurio formulę mes turime čionais. Kadangi duotos koordinatės, tai aš labai lengvai suskaičiuoti ilgį vektoriaus A, tai čia palaukit, kažkas, ar galėtumėt man pabandyti paskaičiuoti ilgį vektoriaus A dabar, vat pagal šitą formulę. A vektoriaus koordinatės yra štai tokios. Pabandykite įstatyti į šitą šaknį ir pasakykite man, kiek gaunasi ilgis vektoriaus A. Kažkas jau rašo dvejetą, aš kol kas rašau tą šaknį ilgą, tada pas mus čia bus 1 kvadratu ir tada plus ir čia šaknis iš 3 kvadratų. Jo, ir gaunasi, kad čia yra šaknis iš 4 iš tiesų. Tai kas yra dvejetas? Gerai, teisingai, ir tada skaičiuojame B.
Jeigu aš skaičiuoju b, aš ten gaunu minus šaknis iš 3 kvadratų plus 3 kvadratų. Ir kada aš tą skaičiuoju, aš gaunu, čia man atrodo 2 šaknis iš 3 irgi gaunasi. Nu, jūs galite patikrinti, bet man atrodo, čia taip turi būti. Nu ką, ir dabar aš turiu jau ką statyti vietoj ilgių. Ir dabar jau surašykime lygtį, kad 2 kart 2 šaknis iš 3 kart kosinusas alfa lygų 2 šaknis iš 3. Tai vat naudojame visas 3 formulės iš formulių lapo. Man atrodo, šita dalis paprastesnė negu ta pirma. Tai dabar mes tiesiog išreikšt turim kosinusą iš čia. Kosinusas lygus 2 šaknis iš 3 padalinus iš 4 šaknų iš 3, kas yra 1/2. Ir kas galit parašyti čiatą, kiek čia reiškia tas mūsų alfa yra, jeigu aš gavau kosinusą. Taip, aš jau jums pradėjau sakymą sakyti, o man čiatas dar lagina. Taip, tai kiek gaunasi 1/2 60 jo laipsnių, aš jau pati pradėjau sakyti. Taip, 60 laipsnių. Tai vat, čia yra tokia procedūra bazinė. Įmame iš vienos formulės, iš kitos. Jeigu reikia, daskaičiuojam ilgius, kartais būna duotas ilgis vektorius. Tai čia tada iš vis gerai. Bet jeigu ne, daskaičiuojame ir tada turime tokį gražų atsakymą iš kosinuso. Nes kitaip kampo neištrauksim, jeigu nematome. Prieš tai geometriškai galėjome kampą įsivaizduoti. Taip? O čia su koordinatėmis dėja negalim. Tai va, tai paieškokite dar tokių užduočių, tikrai buvo jų, žinokit, nemažai. Aš tiesiog negalėjau viską čia per 1,5 valandos ir taip nelabai spėjom. Tai žinokit, pažiūrėkite, tokių tikrai analogiškų rasit nemažai ir vadovėliuose ir pabandykite paskaičiuoti kampą tarp vektorių. Ten pamatysite šiaip vieną baisią formulę. Viena bendra, kaip skaičiuojamas kampas tarp vektorių. Bet aš siūlyčiau į ją nežiūrėti, čia tokia pat formulė, kaip aš dabar parodžiau šitą būdą, bet man jis yra paprastesnis, dėl to, kad nereikia galvoti, kad yra kažkokia atskira dar formulė. Nu, kas turėjo jau vektorių temą, žino, kad ten yra parašyta kaip į vieną jau formulę. Ir paskutinis momentas, apie kurį verta pašnekėti, tai čia klausimas, kada vektoriai yra koliniarūs, arba kada vektoriai yra vienas kitam statmenas. Tai pirmas variantas toks, kad yra 2 vektoriai ir kažkokias koordinatės su m, jau matom. Raskite visas m reikšmes, su kuriamis vektoriais statmeni yra, taip? Tai statmenumo sąlyga yra mūsų sąlyga, kada mes dauginam skaleriškai, taip, skalerinė sandauga lygi 0. Tai imame ir skaičiuojame skalerinę sandaugą ir prilyginame ją 0. Skalerinė sandauga bus tokia minus m kart 2 plus 1 kart 1 minus m. Ir reikia prilyginti 0. Tada mes skaičiuojame, kad tai yra minus 2m plus 1 minus m lygų 0. Ir tada mes turime minus 3m lygų minus 1 ir m yra 1/3. Jeigu teisingai skaičiuoju, tai gaunu 1/3. Tai kada m yra 1/3, mes turėsime statųjį kampą. Man atrodo, iš vis labai paprastas uždavinukas. Kitas labai paprastas uždavinukas yra nustatykite, su kuria m reikšmė vektoriai yra koliniarūs. Super. Aš tiesiog turiu patikrinti ką? Aš turiu patikrinti, kad santykis koordinačių būtų vienodas. Žiūrėkite, m iš 2 turėtų gautis tas pats kaip 6 iš minus 3. Ir pagal proporciją apskaičiuojus šitą dalyką, tai m gausis 2 kart 6 ir dalinti iš minus 3. Tai gaunasi pas mus minus 4. Tai kada yra koliniarūs yra labai paprasta ir kada yra status, tai irgi labai paprasta. Skalerinę sandaugą prilyginam 0 ir kaip ir viskas. Ir dabar pažiūrėkime dar vieną. Greitai, 2 vektoriai yra, nustatykite, vektoriai yra koliniarūs vėl. Tokia pat istorija. Kada koliniarūs? Nu tai kada santykis yra vienodas, rašau dvejetas, tada kita koordinatė 2 minus k lygų ir turėtų būti minus k iš 4. Dabar aš skaičiuoju tą, kaip pagal proporciją lygti, gaunu, kad minus 2k minus k kvadratų lygų 8,
gaunu kvadratinę lygtį ir su šita kvadratinė lygtim aš turiu du atsakymus. Vienas atsakymas yra -2, o kitas atsakymas yra 4. Nu čia įvedant į skaičiuotuvą, taip tiesiog koeficientus neskaičiuoju aš taip greitai diskriminanto ir šiaip per kontrolinius prašo skaičiuoti diskriminantą, bet per egzaminą nėra, žinokit, 12 klasėje, va tarkim vertinimo instrukcijai nėra parašyta, kad jūs turite rodyti, kaip jūs diskriminantą skaičiuojat. Tai čia nėra būtinas dalykas, jūs tikrai galite naudoti skaičiuotuvu, bet kažkas man plius ką... Taip, pliusas, atsiprašau, labai gerai. Bet koeficientai, tai čia pas mane su pliusu, aš tiesiog iš anksto pažiūrėjau, tai pliusas. Bet patikrinkit irgi, ar gaunasi -2 ir 4, tiesiog tikrai blogai nebus. Nu ir ką, ir paskutinis, kurį noriu parodyti, labai panašus irgi lengvas, bet kas jeigu parašys va tą žodį mums? Nustatykite, su kuria ką reikšmė vektoriai yra priešiniai. Tai jeigu atsimenat, pradžioj visi yra koliniarūs, po to, kai kurie yra koliniarūs ir žiūri į vieną kryptį, pas mus yra vienakrypčiai, o kurie yra koliniarūs, bet žiūri į skirtingas kryptis, yra priešiniai. Kodėl toks pavadinimas? Nežinau, bet pagal logiką nelabai jis čia tinka. Priešiniai yra. Tai pradžioj mes tiesiog turime įrodyti vėl koliniarumą. Tai va čia kaip mes ir darytumėm, kad k iš dvejeto lygų tada 8 iš k. Ir tada aš turiu k kvadratu lygų 16. Ir aš gaunu irgi du atsakymus. Vienas atsakymas -4, kitas +4. +-4. Kadangi man, jeigu klausimas būtų kaip va čia, kada yra koliniarūs, aš tada pasakyčiau, kai k yra -2, kai k yra 4. Bet jeigu klausimas, kada būtent priešiniai, tai šiuo atveju aš pasirinkčiau būtent atsakymą -4. Nes rašym, kada yra neigiamas koeficientas, tai tada kryptis skiriasi. Kada yra teigiamas koeficientas, tai kryptis sutampa. Tai jeigu būtų toks klausimas ir čianais, tarkim, kad man reikia, kad vienakrypčiai, įsivaizduokit, kad čia ne taip, kad koliniarūs, o kada yra vienakrypčiai. Tai parašykite į čatą, koks atsakymas tada būtų, jeigu klausimas būtų, kada vienakrypčiai vektoriai iš 15 numerio. Tai kažkas man rašo 4, tai aš tiesiog tarp šitų dviejų variantų tai pasirinkčiau su pliuso atsakymą. Jeigu paprašytų priešinius, pasirinkčiau su minuso atsakymą. Ir kaip ir žinokit, viskas. Nu ką, aš žinokit, išpasakojau viską, ką aš norėjau šiandien ir labai džiaugiuosi, bet aišku, tema yra labai didelė ir galima reikia labai daug praktikuotis, ypač pirmoje dalyje. Jūs gal galėtumėt man parašyti savo įspūdžius, ar tikrai tik man atrodo, kad pirma dalis yra sunkesnė, ar ir jums atrodo, kad kai su koordinatėmis galima dar paprastai kažką padaryti, o kai reikia išreikšti, kam kokia dalis lengvesnė, parašykite man pirmą arba antrą į čatą. Pačiai įdomu, gal čia man taip tik. Nors aš, žinokit, labai mėgstu geometriją ir man patinka visokiausi pertvarkymai. Taip, kažkas man rašo su koordinatėm. Man irgi su koordinatėm, žinokit, atrodo, kad formulių lapo yra visiškai viskas. Tik reikia žinoti, kas yra koordinatės to vektoriaus, o ne? Ir tada mes gauname viską kaip ir reikia. Nu ką, jeigu jūs turite kažkokių klausimų, jūs dar galite dabar užduoti arba parašyti. Jeigu jūs norėsite gauti konspektus, aš paprašysiu, kad ir VDU pasidalintum, bet jeigu nepasidalins arba jeigu nori daugiau informacijos, tai galite mano Instagramą pasekti. Tai palaukit, kas nežino, parašysiu į čatą. Ir ten galit kartais rasti tikrai, arčiau egzamino bus daugiau kontento su matematika ir ypač su konspektais. Nu, sakykit. O jūs pati kelsit tą konspektą, kaip anksčiau darydavot, ar
Tiesiog VDU dabar kels. Dabar ir VDU turėtų, bet ir aš kelsiu. Aš gal ne į stories, aš po to gal įrašysiu visus konspektus ir pakartosiu vėl į Google Drive ir jūs visus galėsit išsaugot. Gal vat kitą savaitę tikrai jo pasidalinsiu, aš noriu vieną kažkokią vietą rast, kad jūs visi galėtumėte eiti ir visus konspektus paimti, kas praleidžia, tarkim, ten konspektus. Ai, kažkam kontrolinis. Gerai, jeigu jums reikia iki pirmadienio įkelsiu tiesiog į storiuką, gerai, tai pažiūrėkite tas stories, nepraleiskit iki pirmadienio, tikrai įkelsiu į Google Drive. O jo, po to aš vis tiek viską pakartosiu ir įkelsiu vėl bendrai kažkur, tai Instagrame nepraleisit šitų naujienų, tikrai ir prieš egzaminą dar pakartosit. Tai va, jeigu dar turite klausimų, sakykit arba rašykit, kaip jums patogiau. Nu va. Ir jums gražios dienos, jau penktadienis, visi jūsų kursai baigėsi. Tai atsisveikinu ir aš. O jeigu ką, galite ir man asmeniškai parašyti, jeigu turėsite kažkokių klausimų. Tai ačiū labai jums, kad buvote šiandien ir palaikėte mane ir padėjote skaičiuoti, nes, visai per man būna. Tai gražios jums dienos.